Tęsėme pasakojimą apie Zarasų krašto muziejų, turinti savo padalinius Stelmužėje, Pažiegėje Kazimiero Būgos gimtinėje, Antazavės dvare, taip pat Šarūno ir Namedos Saukų galerija. Savo ankstesniuose 2 filmuose jau supažindinome jūs su muziejaus įkūrimo istorija ir jo ekspozicijomis, įrengtomis 5 pagrindinio pastato salėse, adresu Bukonto gatvė 10. Taip pat papasakojame apie unikalią daugiau nei 100 radijo imtuvų kolekciją, kurią surinko muziejaus entuziastas Dalius Bučenka. O šiame filme papasakosime apie Šarūno ir Namedos Saukų galeriją, įsikūrusią viename seniausių miesto pastatų, taip pat Bukonto gatvės 1 name. Verta paminėti, kad ši gatvė pavadinta žymaus Zarasų krašto gydytojo ir visuomenės veikėjo Dominyko Bukonto vardu, gyvenusio Zarasuose 1906–1919 metais. Jis daug prisidėjo prie medicinos ir švietimo plėtros regione, įkūrė miesto ligoninę, kai Zarasų krašte iškilo šiltinės epidemija, jis prisijungė prie kovos su šia liga ir išgelbėjo šimtus žmonių, tačiau dėja pats tapo ligos auka ir 1919 metais mirė. Paminklas Dominykui Bukontui yra pastatytas pagrindinėje miesto aikštėje, Zarasų centre. Mes šiuo metu esame viename seniausių Zarasuose išlikusių mūrinių pastatų, kuris datuojamas yra XIX amžiaus pabaigai. Ir šio pastato istorija yra iš tikrųjų labai tokia įvairialypė. Čia kadaise gyveno žydų tokie verslininkai, kurie pradėjo čia savo kurti verslus. Šiame pastate buvo mineralinio vandens gamykla, pavyzdžiui, vėliau buvo įsikūrusi vaistinė. Na, o jau pokario metais šis pastatas liudija apie labai liūdnus mūsų istorijos įvykius. Tai čia buvo NKVD būstinė ir šio pastato storos sienos sulaikydavo labai, tokius negražius ir liūdnus dalykus, kurie vyko čia viduje, ypatingai rūsyje. Leisti ir pasižiūrėti, kokios storos sienos akmeninės ir kas ten tose mažytėse kamerose dėjosi tais laikais. Bet šiais laikais labai džiaugiamės, kad šis pastatas jau turi daug šviesesnę prasmę. Ir dar ilgą laiką prieš tai čia buvo ir policija, jau ir nepriklausomybės metais, tai ir vietiniai žmonės labai dažnai šitą pastatą, jiems asocijuojasi būtent su policijos įstaiga. Ir dabar mes jau iš to saugumo srities perėjom į kultūrą ir čia puoselėjom vietinių kraštiečių arba iš čia kilusių ar čia gyvenusių žmonių kūrybą ir menus. Tai šiai dienai pradėkim turbūt nuo pačios, nuo to cokolinio aukšto, kaip mes jį vadiname, tai ten dar yra išlikusi nedidelė ekspozicija skirta tiems liūdnesniems istorijos įvykiams ir labai svarbiems, ypatingai šiai dienai labai svarbiems įvykiams. Tai yra kovos už laisvę, nepriklausomybę, partizaniniai karai. Šio pastato istorija saugo ir skaudžius puslapius. Šiuose patalpose anksčiau buvo kalinimo kameros Antro pasaulinio karo ir po jo. Čia kalėdavo žmonės visaip neįtikę tuometiniai valdžiai. Ir viename iš liudininkės prisiminimų yra sakoma, kad tokioje kameroje buvo talpinama iki 80 žmonių. Ir jie čia buvo tikrai tokiom labai blogom sąlygom laikomi, o jau tardymai vykdavo 2 aukšte pas tardytojo kabinete. Ir čia žmonės buvo laikomi ir be maisto, ir be vandens, nes irgi prisiminimuose pasakojama, kaip jie tiesiog, kaip būdavo išvedami lauką, jeigu tai buvo žiemos laikotarpis, tai visas jų per dieną išgertas vanduo buvo ranka pasemtas sniegas, kiek spėdavo tiek ir čia šiuo metu eksponuojami keli tokie objektai iš tremtinių istorijos, pavyzdžiui, šitie kryželių siuvinėti darbai yra tremtinių tremtyje sukurti, nes ne visi tremtiniai buvo labai prastose sąlygose gyveno, kai kurie, pavyzdžiui, šalia ūkininkų buvo, tai jie tikrai turėjo galimybę dar ir kažką meistrauti ar kažką kurti. Aišku, buvo ir tų, kuriems mažiau pasisekė, kurie visai neturėjo jokių galimybių ir net
laiškus artimiesiems rašydavo ant beržo tošies ar kažkokių tokių prieinamų gamtos dalykų, objektų. Krašto partizanų nuotraukos ir biografijos, tai kol kas mes taip trumpai juos te galim pristatyti, bet kol kas dar tik einam palaipsniui į atnaujinimą tų ekspozicijų ir jau kitais metais, turbūt rudenį, jau galėsim džiaugtis labai moderniomis, interaktyviomis ekspozicijomis, kur žmonės su istorija galės susipažinti, tapdami jų dalimi. Ypatingai tai svarbu jaunam žmogui, kuris augo jau visai kitokioje aplinkoje ir jauniems žmonėms yra labai artimos technologijos, tai mūsų noras buvo pristatyti tuos istorinius įvykius taip, kad paliestų net ir tą technologijų pasaulyje gyvenantį jaunuolį. Ir kas mūsų laukia? Tai laukia tokios 4 įdomios erdvės. Viena iš tų erdvių virs traukinio vagonų, kuris deportavo žmonės į Sibirą, ir tiesiog įėjęs į tą patalpą tu galėsi pasijausti tuo tremtiniu trumpam, išgirsti tikras mūsų krašto žmonių istorijas, kurios yra užrašytos, turime tų išlikusių liudijimų iš tremtinių lūpų. Kita patalpa bus skirta vienam didžiausių partizaninių mūšių, kurie įvyko Zarasų krašte, Antazavės Šilo mūšis, labai garsus ir didelis mūšis partizanų tos kovos laikotarpyje. Tai tiesiog viena iš mūsų patalpų virs tuo Šilu, mišku, kur irgi žmogus įėjęs pateks tiesiog į tokią įdomią erdvę ir girdės taip pat istorijas iš mūšio lauko, kadangi turim taip pat užrašytų liudijimų žmonių, kurie dar išlikę buvo gyvi, jau šiai dienai jau nėra likusių, bet jų prisiminimai irgi yra užrašyti ir tų prisiminimų pagrindų bus kuriama ta nauja ekspozicija, kai galima bus tiesiog išgirsti mūšio tą istoriją pačiame įkarštyje įvykių. Dar viena ekspozicija bus skirta akistatai su NKVDistų, tai bus virtuali patirtis, dėka virtualių akinių. Galėsi pasijausti tuo žmogum, kuris sėdėjo netardytojo, bet to tardomojo vietoje. Ir labai stiprus irgi turinys, paremtas tikromis bylomis, kur buvo fiksuojama, kaip buvo iš tikrųjų vykdomi tardymai. Tai bus irgi tokia išskirtinė, labai jautri patirtis. Na, o dar šiais metais turėtumėm iki naujų metų sulaukti pirmosios iš tų 4 ekspozicijos. Tai bus virtualus nuotraukų albumas. Tokia įdomi technologija bus naudojama projektoriaus dėka, tiesiog paprastos baltos knygos lapuose atgis tam tikri ar nuotraukų, ar video elementai. Galima bus, sklaidyti tą knygą kaip nori ir irgi toks labai interaktyvi pažintis su mūsų istorija. Šiandien šios erdvės tampa atminties vieta ir dialogu su istorija. Paroda, kurią mes su kolegomis sukūrėm sąjūdžio tema nuo 1988 metų, kas vyko būtent Zarasų krašte, kaip atbudo žmonės, kaip pradėjo vėl jausti tą didžiulį laisvės poreikį ir kaip Zarasų krašto žmonės dalyvavo mitinguose, kaip drąsiai išsakė savo nuomonę ir kaip palaikė tą nepriklausomybės siekį ir kokie įvykiai buvo su tuo susiję. Tai paroda susideda iš istorinių nuotraukų, iš liudijimų, kuriuos mes įrašėme, kalbėdami su tų metų amžininkais. Ir taip pat čia galima išgirsti ir originalius tų metų muzikos. Radio aparatas irgi kalba apie tą laikmetį. Tai tokia labai nedidelė, bet išsami, daug istorinių faktų pasakojanti paroda apie sąjūdžio laikus. Tačiau galerija tai ne tik atmintis apie tragedijas. Pirmasis aukštas skirtas iš Zarasų krašto kilusiems žmonėms ir žydų kultūrai. Iki šiol vis sulaukime klausimų, tai kodėl čia tie žydai, kodėl jiems skiriama tiek daug dėmesio, nejaugi mes neturim kitų kraštiečių, kurie taip pat kūrė ir prisidėjo prie mūsų krašto
gyvenimo ir klestėjimo. Tai taip, vienareikšmiškai tai, kad žmogus buvo žydų kilmės, tai mes ne tai norim išaukštinti, bet istoriškai Zarasuose tiesiog ta žydų populiacija vienu metu siekia bene 70% gyventojų. Tai reiškia, kad kalbėdami apie žydų tautą mes kalbame ne apie kažkokius svetimus asmenis, bet tai buvo mūsų piliečiai, mūsų Lietuvos piliečiai, kurie gyveno čia ir kūrė Zarasus lygiai taip pat, kaip ir kitos tautybės žmonės. Bet tiesiog taip nutiko ir taip dažnai nutinka, kad žydų kilmės žmonės, jie tiesiog savo didelio darbo dėka pasiekė didelių rezultatų. Todėl pirmame aukšte mes turime ekspoziciją skirtą, pavyzdžiui, karikatūristui Alui Džefe, kuris yra pasaulio Gineso rekordų knygoje, netgi pakliuvęs į pasaulio Gineso rekordų knygą, kaip ilgiausiai išdirbęs karikatūristas pasaulyje. Jis išėjo, paliko mus dar visai neseniai, prieš porą metų tik tai mirė, buvo visiškai šviesaus proto ir kūrė iki paskutinės savo gyvenimo dienos. Dirbo jis Amerikoje labai populiariame Mad žurnale. Tikrai ir sulaukėme lankytojų, kurie iškart išgirdę tą pavardę ir atpažįsta šitą žmogų, nes jo karikatūros irgi jos tokios labiau gal su ta politinė visada situacija buvo susietos, kai Amerikoje jis kūrė, bet čia mes turime ekspoziciją išskirtinę, skirtą Zarasams ir ji yra apie tai, kaip Alas Džefe čia leisdavo savo vasaras. Nes tai labai įdomi istorija, kaip jo tėvai, mama tai tikrai yra kilusi iš Zarasų, tėtis galimai irgi, bet jie susitiko už Atlanto. Tai prieš Pirmą pasaulinį karą jie perplaukė Atlantą, pabėgo, tenai susipažino, susituokė ir po jau praėjus Pirmam pasauliniam karui, Alo Džefės mama labai norėjo parodyti savo 4 sūnums savo gimtinę. Ir jį kalbino savo vyrą, kad leistų juos, grąžinti į Zarasus. Ir jie čia praleido keletą savo vasarų ir Alui Džefe iki pat senatvės tos vasaros praleistos Zarasuose paliko neišdildomą įspūdį. Ir tai jis užfiksavo savo karikatūrose, kuriuose jis pasakojo, kaip jis jau iš Amerikos atgal emigravęs vėl atgal čia susidūrė su tais skirtumais, nes Amerika tame 20 amžiaus pradžioje jau gyveno tokį geresnį gyvenimą, geresnį ekonomiškai, ar ne, žmonės gyveno patogiau, jau jie turėjo, tarkim, tualetus namuose, o čia dar buvo visur tie mediniai tualetai lauke ir paskui galėsim pasižiūrėti, kaip tai atsispindi to vaiko akyse, kaip baisu jam buvo čia pakliuvus. Kita ta karikatūrų pusė visgi, kad čia buvo labai šilti žmonės, kad stipri bendruomenė, labai senelis čia daug įtakos jam padarė, kaip mokė jį žvejoti, mokė tiesiog įvairių tokių gyvenimiškų įgūdžių ir tai jam tikrai paliko didelį įspūdį. Ir kai Alas Džefe buvo sulaukęs 100 metų, jį kalbino LRT žurnalistai ir jis net ir tame interviu, kuris kaip ir nebuvo susijęs su Zarasais, bet didelę to interviu dalį skyrė pasakojimams būtent apie Zarasus, nes labai šilti prisiminimai buvo. Al Džefe karikatūrų ekspozicijoje pristatoma daug įdomių istorijų susijusių su prisiminimais apie vasaras praleistas Zarasuose. Pavyzdžiui, apie tai, kaip jį dar vaiką priėmė vietiniai vaikai. Jų mama mėgdavo rengti vaikus, kopijuodama tokį britų aukštuomenės stilių. Ir štai vienoje karikatūroje galite matyti, kaip Alas Džefe mėlynu kostiumėliu vilkintis berniukas ir kaip į jį žiūri vietiniai vaikai, kaip į kažkokią atėjūną ir šaiposi, aišku, ir galų gale viskas baigėsi muštynėmis, bet iš tiesų vis tiek kažkaip tų neigiamų emocijų jam gal mažiau liko, bet išliko tie šilti prisiminimai. Čia, pavyzdžiui, Turgaus aikštė, kaip atrodydavo turgus mūsų Sėlių aikštėje tuo metu. Ir įvairūs kiti jo prisiminimai, kaip pavyzdžiui, čia buvo grindžiamos miesto gatvės ir ten buvo atrasta daug palaikų. Čia, tarkim, jų šeimos kažkokie tradiciniai
čia pietus ar vakarienė, kažkokia šventė, šventimas, labai buvo griežtos tradicijos puoselėjimos šeimoje. Na, o čia visiems atpažįstamas Mickey Mouse'as, visą laiką ir dabar vaikai pamatė juokiasi. Ir tai irgi įdomu papasakot, kad jau tada, jau tais laikais jis buvo tas peliukas Mikis, bet vietiniam vaikam tai buvo kažkoks kosmosas, jie nesuprato, kas čia per personažas, o Alas Džefė jau tada jam pasiekiamais būdais piešdavo jau personažus, būdamas vaikas. Tai tokių kurioziškų situacijų, kur šiuolaikiniai vaikai jau nebežino, jiem netenka patirti, pavyzdžiui, ką reiškia, kai įsisiurbia dėlė. jau dabartinis vaikas nežinau, kaip reaguoti į tokią situaciją, anksčiau tai būdavo kasdienybė. Dar vienas žydų kilmės autorius, kurio darbai pristatomi galerijoje, fotografas Moisėjus Moiša Botvinikas, laikomas fotografijos pradininku Zarasų krašte. Jis buvo įkūręs pirmąją fotoateljė Zarasuose ir mes turime jo istorinės nuotraukas, jo istorinių nuotraukų ekspoziciją, kuri štai jau 3 metus nebuvo keičiama, nes iš tikrųjų tos nuotraukos vis lankytojams buvo aktualios ir vis jie atrasdavo juose kažką naujo. O jau kitais metais planuojame tą ekspoziciją atnaujinti, tai tiesiog to paties autoriaus, bet pabandysim kažkaip naujai pasižiūrėti jo fotografiją, pristatyti naujus darbus. Šis fotografas taip pat labai svarbus tuo, kad atkeliavo jis į Zarasus paskui savo pirmąją meilę, jis nebuvo gimęs Zarasuose, atvyko pas mus iš Kauno ir buvo tas inteligentas, kuris čia ne tik fotografavo, jis įsitraukė ir į Lietuvos nepriklausomybės kovas ir po to, aišku, už tą savo patriotinę veiklą buvo ištremtas ir ilgą laiką praleido tremtyje ir tik tai jau daug metų praėjus po karo jam leido grįžti į Zarasus. Bet grįžęs čia po karo jis rado jau visai kitokį miestą, kur ir ta žydų bendruomenė jau buvo išnaikinta ir jis tikrai čia taip jautėsi jau ne taip kaip anksčiau ir vos tik atsiradus galimybei emigravo į Izraelį. Bet Zarasams jo nuotraukos visada išliks labai svarbios ta istorinė prasme, nes per jas mes galim pažinti, kaip keitėsi miestas, kaip keitėsi jo architektūra arba kaip atrodė to meto žmonės. Ir tai tikrai labai įdomu tyrinėti. Ir šiai dienai turim tikrai nemažai edukacijų, kurios vykdomos moksleiviams su edukatoriumi, kuris padeda tose nuotraukose net ir šiuolaikiniam jaunimui įžvelgti kažką tokio, paieškoti ko nors įdomaus arba įžvelgti panašumus, ieškoti skirtumų, kalba apie emocijas per tas senovinės nuotraukas. Žodžiu, tai nėra vien tik kažkokia sena nuotrauka apie žmonės, kurių mes nepažįstame. Tai yra tiesiog neišsemiamas klodas ir fantazijai, ir kažkokiem interpretacijom ir panašiai. Tai tą mes daug naudojam, tos meno kūrinius naudojam kaip įkvėpimą pokalbiams apie įvairius dalykus. Reikia pažymėti, kad Moisėjus Moišos Botviniko istorija peržengė muziejaus salių ribas ir tęsiasi šiuolaikinėme mieste. Šalia miesto fontano, kuris yra Zaraso ežere, stovi natūralaus dydžio Moisėjaus skulptūra, tokia įdomi. Ir dažnai žmonės lankytojai praeina pro tą skulptūrą ir nesupranta, kodėl jo įdomi tokia poza tos skulptūros, tokia įdomi. Kodėl čia ta ranka taip ištiesta. O pasirodo, skulptoriaus idėja buvo pateikti istorinį fotografą moderniai. Ir į tą ranką iš tikrųjų reikia įdėti savo mobilųjį telefoną ir pasidaryti su fotografu asmenukė. Tai tokia yra idėja ir dažnas lankytojas kažkaip to nesupranta, nepaskaito informacijos, tai jeigu kitą kartą būsite Zarasuose, tai nepamirškit padaryti šito. Dabar mes esame salėje, kuri yra skirta Jehuda Penui, tai yra žymus tapytojas, Marko Šagalo visame pasaulyje žinomo dailininko pirmasis mokytojas, bet šiandien mes šioje salėje neturime jo darbų, tiesiog turime laikiną ekspoziciją kito fotografo ir Navicko, taip pat mūsų vietinės kilmės fotografo, jis irgi yra labai žymus ir kūrė panašių laikotarpių, truputį vėlesnių laikotarpių negu Botvinikas. Taip pat turėjo ir fotoateljė Zarasuose įsisteigęs, bet jo fotografijos yra šiek tiek kitokios ir irgi išskirtinės tuo, kad jis turbūt mėgo taip
sakyčiau, žaisti fotografuodamas, šiek tiek režisavo tas nuotraukas, mėgo sustatyti tą kompoziciją ir kartais jo fotografuojami žmonės net nesuprasdavo, ką jis daro, kodėl jis bando tą žmogų vienaip ar kitaip pakreipti, nukreipti, kad jis žiūrėtų į vieną ar kitą pusę, o iš tikrųjų galutinėme rezultate nuotraukoje netgi nebūdavo tas žmogus svarbiausias, o pasirodo, kad tiesiog reikėdavo objekto, kuris atvertų už jo, pavyzdžiui, esantį visą peizažą ir panašiai. Tai labai tokie jo įdomus sprendimai ir va čia dabar turime tą laikiną ekspoziciją, kuri jau greit ir bus keičiama. Pirmojo aukšto ekspozicijoje pristatomi dar vieno žydų kilmės menininko Samuelio Bako darbai. Samuelis Bakas yra žymus taip pat žydų kilmės dailininkas. Ir jis nėra mūsų kraštietis, tačiau kadangi pirmas aukštas yra skirtas žydų kultūrai, kartais mes čia eksponuojame tiesiog kūrėjus, žydų kilmės kūrėjus, kurių darbuose galima būtų pažinti tą žydų kultūrą, tradicijas per dailę ar per kitus menus. Tai Samuelis Bakas iš tiesų yra labai iškilus visoje Lietuvoje žinomas menininkas ir yra kūręs ir Italijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. Tai tikrai toks jau tarptautiniu mastu pripažintas ir jo darbai šioje dabartinėje mūsų parodoje pasakoja apie tokius irgi kultūrinius įvairius tradicinius žydų elementus. Ir pirmas aukštas turbūt tuo ir pasibaigė ir kitais metais mes čia laukiame tų naujienų ir mūsų sezonas, tas jau daugiausia lankytojų, kai sulaukėme, tai prasideda maždaug balandį, gegužį gal labiau, tai kitais metais nuo gegužės mėnesio turėsim dvi tokias labai svarias ekspozicijas. Viena pristatys Šagalo, apie kurį aš jau minėjau, Šagalo originalių darbų kolekciją, o kita dalis pirmo aukšto bus papildoma Šarūno Saukos ir Nomedos Saukienės paroda, taip pat tokių darbų iš privačios kolekcijos, kurių turbūt dar niekas be tų kolekcijos savininkų nėra matęs. Tai bus tikrai ekskliuzyvinė paroda. Na ir kadangi jau paminėjau Šarūną ir Nomedą Saukas, tai trečiasis aukštas yra tas pats naujausias aukštas, skirtas šitiem mūsų iškiliem ir vieniem tokiem, nežinau, net išskirtiniausių turbūt menininkų Lietuvoje. Abu jie, tiek Šarūnas Sauka, tiek Nomeda Saukienė, yra įvertinti nacionaliniu mastu premijomis. O Šarūno Saukos tapyba yra turbūt, nežinau, net ir menotyrininkai patys sako, kad gali aplankyti viso pasaulio galerijas, bet Šarūnas Sauka vis tiek liks savimi, nes turi tokį savitą stilių, kurio turbūt niekas negalėtų nei kopijuoti, nei kažkaip tai panašiai kažką kurti. Tai esame labai dėkingi autoriam, kad jie patikėjo mums savo darbus. Ir štai jau trečius metus pas mus veikia ši Šarūno Saukos ir Nomedos Saukienės galerija. Šiuo metu čia eksponuojami darbai maždaug paskutinio dešimtmečio jų kūrybos, bet yra šiek tiek ir senesnių darbų, kurie jau galbūt geriau atpažįstami. Ir ką pastebime, kad atrodo, treti metai ir tikrai žmonės, kai kurie jau ne po pirmą kartą pas mus atvyksta, vis apsilanko ir vėl. Bet daug kas vis dar atranda mus ir net šalia gyvenantys žmonės, kai atvažiuoja netyčia, kartais užsuka ir sako, oho, mes net nežinojom, net negirdėjom apie jūs, kad štai šalia regione kažkur yra tokio lygio galerija. Tai mes tikrai tuo labai didžiuojamės ir esam labai dėkingi autoriams, kad jie patikėjo mums savo darbus ir tikrai labai vertingus ir tą pristatymo funkciją, kurią mes visada taip atsakingai į ją žiūrim, nes Šarūno Saukos darbai tai yra tokie kūriniai, kuriuos negali tiesiog ateiti paviršutiniškai pasižiūrėti ir iškart nuspręsti, man čia gražu, negražu, supratau, nesupratau. Tai yra
ties kiekvienu paveikslu tu gali praleisti labai daug laiko. Pavyzdžiui, aš čia dirbu dar nepilni metai, bet kiekvieną kartą praeidama pro tuos paveikslus vis atrandu kažką naujo, nes juose yra tiek detalių, tiek įvairiausių prasmių, tiek vietos metaforoms ir interpretacijoms, kad tai yra tiesiog neišsemiamas toks, kūrybinis šulinys. O Nomeda Saukienė, jinai yra švelnesnė ir jos darbai tokie nukelia tave į pievas, į gėlėtus laukus, bet ji taip pat nėra ta tokia saldi menininkė. Turėjom praėjusiais metais vienos menotyrininkės paskaitą ir ji pasakojo apie tai, kad menininkai dažniausiai vengia tapyti gėles, vaikus ir visus tokius labai švelnius, ramius, gražius dalykus, nes jie tada tokie banalūs, tampa banalūs. Nomeda Saukienė tapo visus šios objektus ir išlieka visai nebanali, nes jos paveiksluose yra kažkokia gelmė. O kas sieja šiuos du menininkus, turbūt tai, kad visuose jų paveiksluose atsispindi tas toks gyvenimo trapumas ir laikinumas ir tas nuolatinė sąsaja su mirtimi, kad mes čia esam laikinai ir kad tas pasaulis, kad ir kaip mes norėtumėm, kad jis būtų gražus ir geras, dažnai būna nelabai malonus, nelabai saugus, bet visada laimi ir išlieka tas žmogiškumas. Tai jeigu dar nesate mūsų aplankę ir jeigu atvyksite pas mus, labai rekomenduojam skirti daugiau laiko pažinčiai su šiais dviem menininkais, kurie yra taip pat ir Zarasų krašto garbės piliečiai, nes jau nuo 90-ųjų metų berods jie gyvena Zarasų krašte, šalia Dusetų. Nomeda iš savo senelių paveldėjo tokią trobą ir jie tenai gyvena ir kuria. Todėl tikrai mums yra labai artimi ir savi menininkai. Pirmas vaizdas, kuris pasitinka lankytojus, tai yra 2 nuotraukos, kuriuose galite pamatyti, kaip atrodo šių dviejų žymių, iškilių menininkų dirbtuvės. Jie kaip asmenybės yra iš tikrųjų labai tokie uždari, labai retai organizuoja parodas ir gyvena tokį atsiskyrėlių gyvenimą. Ir jų dirbtuvėse galima pamatyti, kokie skirtingi jie yra menininkai. Jeigu Nomeda Saukienė visada kuria prisinešusi į savo dirbtuvės gėlių ir jos nebūtinai irgi yra žydinčios, kvepiančios ir gražios, kartais jos yra sudžiūvusios, jau mirusios gėlės, bet jos paveiksluose augalas bet kurioje savo gyvybės stadijoje tampa labai gražus. O Šarūno Saukos dirbtuvės netokios spalvingos, kol paveikslas yra kuriamas, tačiau čia mes galim pamatyti, kaip struktūriškai atsiranda tie paveikslai. Jie yra sudedami kaip puzlė iš skirtingų detalių ir kas įdomiausia, kad menininkas dažnai nežino, kuo baigsis jo kūryba. Jis pradeda tapyti kažkokį objektą, paskui aplink jį atsiranda kiti objektai ir kai jis jau nebetelpa į rėmus, tada prie paveikslų yra pridedama atskira dalis, kurioje dar kažkas papildo bendrą vaizdą ir tai yra tiesiog tokia labai įdomi jo kūrybinė kelionė. Ir kaip ir minėjau, visi tie paveikslai, jeigu juos pažiūrėtum taip išoriškai ir tik tai taip paviršutiniškai, tai greičiausiai iš tos galerijos išsineši nelabai teigiamas emocijas. Bet mes vis skatinam žmonės patirti tą lėtą meno patyrimą šitoje galerijoje, nes čia niekada nereikia skubėti, nėra eilių kažkokių didelių, nėra spūsčių ir gali tiesiog atsisėsti prieš paveikslą ir praleisti 10, 15, 20 minučių. Turėjom lankytojų, kurie čia ir visą valandą išsėdi žiūrėdami tik į vieną paveikslą ir mes labai puikiai juos suprantam, todėl kad tiesiog tų paveikslų gylis ir istorija, kuriai tie paveikslai pasakoja, yra begalinė ir kiekvienas žmogus supranta tai, ką mato pagal savo patirtis ir savo turimą bagažą žinių ir emocijų, patyrimų. Labai
sunku čia atėjusiem žmonėm, tiem, kurie visgi neįjungia tos fantazijos savo ir nepažiūri iš tos paveikslus kaip į bendrą kažkokią istoriją, o žiūri tik tai į objektus, kurie dažnai juos trikdo, jie nesupranta, kodėl čia toks chaosas tose nuotraukose, kodėl tiek daug negatyvo, nors pats Šarūnas Sauka ir sako, kad jis yra beviltiškas pesimistas, labai norėtų būti kitoks, labai norėtų būti optimistiškesnis, tačiau iš tikrųjų gyvename tokiais laikais, kai daug to blogio išlenda ir reikia kažkaip tai su juo išmokti tvarkytis. Ir ypatingai šiuose paveiksluose reiktų į juos žiūrėti su tokiu sarkazmu, ironija, nes labai daug čia yra tokio protesto prieš kažkokius socialinius reiškinius ar įvykius, ar net istorinius kažkokius faktus. Tai yra tokia kartais švelni, kartais labai ryški pajuoka žmonių atėjusių iš politikos ir panašiai. Tai yra tiesiog toks menininko protestas prieš tam tikrus reiškinius. Yra įspūdingas labai šventykla, irgi toks reikalaujantis atskiro dėmesio ir ilgesnio pabuvimo ir pasižiūrėjimo į jį. Tai iš toli žiūrint atrodo, kad tai primena tokį, Romos gal architektūrą, tokie auksiniai elementai. Tikrai atrodo kaip šventykla, kaip kažkokia religinės paskirties pastatas, bet kai prieini arčiau ir įsižiūri į detalės, tai pamatai, kad visgi tas Šarūno Saukos stilius išlaikytas kiekvienoje kolonoje, kiekvienoje detalėje ir ten jų tiek daug tų detalių, kad kartais žmonės klausia, ar čia tikrai tapyba, ar čia nėra spausdinta kažkaip. Tai ne, tai yra tapyba. Ir kaip jis išgauna tas šviečiančias spalvas, atrodo tviska visas paveikslas. Ir šalia to, tokių atrodo šventų dalykų, stovi mažas berniukas, kuriam iš tikrųjų visai nesvarbu visi tie aukšti šventi dalykai, jis tiesiog gyvena savo gyvenimą. Šiame paveiksle biografiją labai daug žmonių, mūsų krašto žmonių atpažįsta veidus ir sako, kad čia jau žinom, kas čia nutapyta. Ir vietiniai žmonės, Dusetose gyvenantys žmonės, jie dažnai irgi juokauja, kad aš tai nenorėčiau pakliūti, savo jau kaip čia nesupykdyti jų, kad nepakliūtum į Šarūno paveikslą. O kiti kaip tik sako, kad net kai kurios moterys savo norų eina, pozuoja. Tai nežinau, kiek tame tiesos, tai nėra faktas, tai aš kalbu tik apie tai, ką girdim, bet taip, sako, kad yra ir pozuojančių savo norų. Autorius net ir nenori tilpti į rėmus, jis kaip nori, bet jeigu jam trūksta, tai jis pridės ir vieną, ir kitą dalį paveikslo. Ir tos detalės atrodo, jeigu jis nemato to galutinio varianto, pradėdamas tapyti, kaip tos atskiros dalys galų gale susilieja į vieną tokį paveikslą. Tai tikrai didelio meistriškumo reikalaujantis darbas. Dažnai girdim nuomonę, kad gal jaunam žmogui, jaunuoliams nereiktų rodyti šitų paveikslų. Tai aišku, tai yra visiškai kiekvieno žmogaus pasirinkimas, į kokias galerijas eiti, į kokias ne ir ko mokyti savo vaikus, bet asmeniškai mano vaikai atėję ir žiūrėdami šitos paveikslus kažkaip nemato tokio baisumo, nes reikia suprasti, kad vaikai, jie yra mūsų veidrodis, suaugusiųjų veidrodis. Jeigu mes jiems pasakysim, kad čia matom blogus dalykus, jie irgi tai matys. Bet jeigu nieko nesakysim, tai labai įdomu išgirsti, ką tie vaikai išsineša iš
šitos galerijos. Tai dažnai net nustebina suaugusius savo atsakymais. Jie mato visai kitokius dalykus negu mes, jiem tai nėra nei baisu, kartais juokinga, kažkokie elementai labai juokingi būna, kažkurie taip baisus, bet iš esmės tai manau, kad jaunus žmonės reikia kaip tik ugdyti, kad kuo daugiau jie pamatys, tuo daugiau savo nuomonę susidarys apie tai, kas jam patinka ir kas nepatinka. Jis paveikslas, kuriame matot ir dovaną, ir kalėdinę eglutę, bet Šarūno Saukos akimis. Kitoje salėje eksponuojami Nomedos Saukienės paveikslai. Ir kaip matot, jūs čia pasitinka tokios mėlynos spalvos, mėlyni atspalviai, pasakojantis apie vaikystę, apie vandenį. Čia taip pat pamatysite ir Nomedos ir Šarūno vaikų veidus. Jie tapo ir savo šeimos narius. Ir jeigu Šarūno Saukos paveikslai daugiau pasakoja žmogaus gyvenimo, o gal net valstybės gyvenimo, egzistavimo istoriją, tai Nomedos Saukienės paveikslai dažnai pasakoja šeimos momentus. Aš mėgstu sakyti, kad Nomeda Saukienė savo paveiksluose raganauja, kaip tokia ta geroji ragana, tokia šeimyninė moteris, o Šarūnas Sauka savo paveiksluose raganėja. Čia mes esame toje paskutiniai salėje, kur yra Šarūno ir Nomedos Saukų abiejų autorių darbai, o mūsų galerijos kieme stovi jų sūnaus, skulptoriaus, rašytojo Mykolo Saukos skulptūra Liudytoja, kuri atsirado pas mus tik šiais metais. Tai yra kaip galerijos tęsinys ir planuojama tęsinį toliau. Kieme turbūt atsiras dar ne viena nauja skulptūra, kuri bus susijusi su tais pačiais autoriais. Tuo mūsų ekskursija po Zarasų krašto muziejaus galeriją baigėsi, o priešakyje mūsų laukia naujos kelionės.